Giedam giesmes Jėzui, tai yra tiesiog tokia dėkingumo išraiška. Ir pats kūrėjas, pats Kristus, kuris neturėjo kažkokių trūkumų, atidavė savo visą dievišką pradą, atidavė savo dieviškas privilegijas, kad ateitų ir turėtų santykių su tavimi. Dievas jis norėjo santykių su tavimi. Jam nereikia tavo pinigų, jam nereikia tavo kažkokių apeigų, jam nereikia tavo ritualų, jam reikia tavęs. Amen. Ir kartais gali būti, kad mes esam tie sūnus vyresnėjai, kurie atrodo viską gerai daro, viską puikiai ir jaučiam, kodėl Dieve čia kažkas kažką gauna. Ir žinot, Dievas jisai taip myli tave. Ir jisai atėjo, kad turėti santykį tikrą su tavim, neapsimestinį. Ir jeigu tu esi šiandien vienas iš sūnų tų jaunuolių, kur tiesiog taško savo dienas, švaisto savo laiką, švaisto savo resursus kažkam, aš tikiu, kad Dievas yra įdėjęs tavyje dovanas, pašaukimą, viltį. Ir vienintelis kelias, kaip mes galim pažinti Dievo širdį ir kas yra priruošta mums, bendraudami su juo. Ir jeigu tu niekad to nesidaręs, niekad nesibendravęs, tiesiog šiandien grįžęs namo, pasakyk, Jėzau, aš noriu santykių su tavim. Dieve, aš noriu bendrauti su tavim. Ir pamatysi, Dievas tikrai atsakys. Amen. Galbūt tu esi tas teisus sūnus, kuris, kodėl čia kažkam sekasi, kodėl kažkas vyksta. Galbūt esi tu tas teisuolis sūnus. Ir aš noriu pasakyti, kad aš nesu nieko geresnis už nei vieną. Ir nei vienas, kas čia ant scenos giedoja, nėra nei ko šventesnis ar geresnis už nei vieną, apart vienintelį Jėzų Kristų, kuris sugebėjo gyventi be nuodėmės ir atiduoti savo gyvenimą kaip auką už tave ir už mane. Ir ta auka, jinai ne tik, kad atnešė mums nuodėmių atleidimą, išgydymą, bet ta auka, kurią Jėzus atliko ant kryžiaus, jinai pakeitė istoriją. Mes tūkstantmečius skaičiuojam nuo Kristaus, iki Kristaus ir po Kristaus. Ir vienoje mokykloje mes buvom prieš šitas Velykas ir viena mergina atėjo ir paklausė, kaip suprast, kodėl būna uždengtas Jėzus bažnyčioje. Ir aš sakau, aš nežinau, ką atsakyti ir galbūt yra tradicija kažkokia. Ir mes buvom Kauno katedroje prieš šitas Velykas ir pamačiau tą uždangą, kur Jėzus yra uždengtas, paslėptas. Ir turiu atsakymą tau. Nežinau, kur tu esi, bet turiu atsakymą tau, kad iki Kristaus tik tai kunigai galėjo turėti santykį su Dievu ir eiti už tos uždangos ir girdėti Dievą. Iki Kristaus tik tai išrinkti žmonės galėjo ateiti ir turėti tavo tokį bendravimą su Dievu, kaip aš bendrauju su tavim šiandien. Bet kada atėjo Kristus, jis tiesiog savo mirtimi tą uždangą nutraukė, ne tik dvasinę prasme, bet ir fizinę. Ir šiandien nėra uždangos. Bet galbūt tu gyveni kaip vis dar po uždangą. Ir šiandien Kristus yra gyvas, jis prisikėlęs ir jisai nori tiesiog santykio su tavimi. Ir aš norėčiau, kad užmerktumėm visi savo akis ir pamastytumėm, niekam nėra prievartos. Jėzus atėjo ir jis atėjo su labai švelniu kvietimu, kad noriu bendrauti su tavim, ar tu atversit savo duris. Ir Biblija sako, kad Jono Evangelijoje 1 skyriuje sako, kad visiems, kurie jį priėmė, jis davė teisę davė galią būti Dievo vaikais. Kiekvienam, kuris priėmė jį, priėmė Jėzų, Dievas davė galią tapti Dievo vaikais. Ir tu šiandien gali priimti tą galią, arba gali jos atsisakyti, bet aš kviečiu tave priimti tą galią. Būti tiesiog įkveptam Kristaus. Ir koks būtų pasaulis kitoks, jeigu mes tiesiog būtume vaikštantis Kristaus vaikai, vaikštantis Dievo vaikai, vaikštantis su Kristumi kasdien. Ir norėčiau, kad pamastytum, ar tu esi šiandien galbūt tas sūnus teisuolis, kuris galvoja, aš viskas taip darau gerai ir man čia nieko nereikia, arba tu esi tas sūnus, kuris galvoja, aš nevertas esu bendrauti su Dievu.
Ir tu nesi, ir aš nesu vertas iš savęs, kad aš labai buvau šaunus, dėl to galiu dabar bendrauti su Dievu. Vienintelis Kristus, dėl Kristaus pralieto kraujo, dėl Kristaus mirties ant kryžiaus, mes galim būti sutaikyti su Dievu ir galim bendrauti ir galim būti šventi tik dėl Kristaus. Ir tas šventumas niekaip nėra iš manęs, kad aš esu pats geras. Aš esu toks pat lygiai, toks pat nuodėmingas kaip ir tu, bet dėl Kristaus galiu gauti Kristaus šventumą, apsivilkti Kristumi. Amen. Ir aš norėčiau pakviesti tave tiesiog trumpai maldai, paprastai maldai, jinai nieko nėra kažkokia stebuklinga, magiška, bet paprasta malda, kuri pakviestų Kristų tapti tavo gyvenimo dalimi, pakviestų Dievą į bendrystę. Tai norėčiau, kad visi nulenktume savo galvas ir pakartotume, kas nori tyliai, kas nori garsiai šitus maldos žodžius. Viešpatie Dieve, Viešpatie Dieve, aš dėkoju, kad tu mirėjai už mano nuodėmes. aš dėkoju, kad tu mirėjai už mano Aš dėkoju, nuodėmes. kad ant kryžiaus tu paėmei mano visas ligas. Aš dėkoju, kad ant kryžiaus tu paėmei mano visas ligas. Aš dėkoju, kad ant kryžiaus tu paėmei mano gėdą. Aš dėkoju, kad ant kryžiaus tu Aš dėkoju, kad ant kryžiaus tu paėmei mano skausmą. Aš dėkoju, kad ant kryžiaus tu paėmei mano skausmą. Aš pripažįstu, Aš pripažįstu, kad esu nuodėmingas. kad esu nuodėmingas. Aš pripažįstu, kad man reikia tavęs. Aš pripažįstu, kad man reikia tavęs. Ir Jėzau, Ir Jėzau, ateik į mano širdį ateik į mano širdį ir būk mano gyvenimo viešpats. ir būk mano gyvenimo viešpats. Aš noriu bendrystę su tavimi.